Lietuvą įstūmus į Europos Sąjungą, jos diktatas tampa viršesniu už mūsų konstitucinės teisės. Matydami, kad Lietuvos Respublikos prezidentė, Seimas, vyriausybė ir kitokio lygio valdžia visiškai ignoruoja daugumos piliečių valią, taip pat siekiant sutramdyti paikus mūsų valdžios veiksmus, siūlome referendumo priimtus sprendimus keisti tik tokiu būdu. Toliau, kai 2003 metais Lietuvos Respublikos Seimas perdarė 47 straipsnį, lietuviams neliko prigimtinės teisės į savo žemę, miškus ir vidaus vandenis. Todėl mes siekiame atstatyti šį straipsnį taip, kaip jis buvo priimtas referendume, kai buvo tvirtinta visa konstitucija. Taip pat šis straipsnis papildomas skirsniu, kad valstybinės reikšmės gamtos išteklių pramoninis naudojimas taip pat turi būti sprendžiamas tik referendumu. Čia aš akcentuoju paikiems oponentams, kad mes nekalbame apie šulinį ar žvyro karjerą, o kalbame apie didelę gamybinę veiklą, kada bandoma parduoti užsienio įmonėms durpių, juodžemio, to paties žvyrų, skalūnų, naftos, anhidrito ir netgi gėlo vandens telkiniai. O biudžetui iš tos veiklos tenka labai menka dalis. Aš suprasčiau, jeigu šita iniciatyvinė grupė referendumo klausimų būtų iškėlusi tokį klausimą Lietuvos žmonėm, ar jūs pritarėte Lietuvos išstojimui iš Europos Sąjungos? Jūs manote tokio lygio klausimą? Aš tuoj paaiškinsiu, kodėl. Aš manau, kad šitas teiginys, kad uždrausti pardavinėti žemę ne Lietuvos Respublikos piliečiams, akivaizdžiai kertasi su vienu principiniu esminiu Europos Sąjungos įtvirtintų teisų. Tai yra teisė į laisvą kapitalo judėjimą, kur yra lygiai taip pat aiškiai įtvirtinta mūsų stojimo sutartyje. Ir šitoje vietoje būtų neteisinga, kada Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, ji gavo tam tikras privilegijas arba teisės. Tai mes mielai naudojamės Europos Sąjungos paramos fondais, ūkininkai gauna tam tikras išmokas, aišku, tos išmokos dar neprilygsta vakarų Europos Sąjungos ūkininkų išmokom ir dar reikia siekti. Suprantu, ponia Karbauski, jūs pritarėte visiems referendumo iniciatorių tikslams? Aš manau, kiekvienas Lietuvos patriotas pritarė, nes jeigu mes šnekam apie laisvą kapitalo judėjimą, tai reiktų pasakyti vieną, joks lietuvis Vokietijoje neįsigy žemę, arba joks lietuvis Olandijoje neįsigy žemės. Ir tai reikia žinoti visiems ir tą reikia pasakyti visiems, nors ten apribojimai negalioja, tokie, kokius mes norim įvesti čia šnekėdami konstituciją, bet kurioje visai kiti apribojimai. Reikia ten gyventi, reikia gauti leidimus iš vietinės bendruomenės ir labai daug apribojimų, kurie visiškai eliminuoja bet kokią galimybę ne to šalies piliečiai įsigyti žemę toje šalyje. Tada aš, pavyzdžiui, girdžiu, kad ūkininkai neva nori ar turi žemę tam, kad jie perparduoti. Aš pasakysiu paprastai, nepažįstu nei vieno ūkininko, kuris nebūtų šios šalies patriotas. Ir visi ūkininkai palaiko sprendimą neparduoti užsieniečiam žemės dėl to, kad nei vienas iš jų nežada iš to uždirbti. Ir mes dirbam žemę, atskirkim spekulaciją žemę nuo darbos, žemės dirbimo ūkininkavimo. Agrovil Group, kuri valdo 32 000 hektarų ir pagal 2009 metų Gilder Banker tyrimus, tai yra didžiausia privati kompanija visoje Europoje, kuri dirba žemės ūkio darbus ir deklaruoja žemę. Tai ką jūs sakote? Aš sakau tai, kad dirbtinas konkurencijos ribojimas sumažino ženkliai kainos žemės ūkio paskirties žemės ir nuo to nukentėjo savininkai. Per 13 metų apie 2 milijonai hektarų buvo parduota, vyko sandoris. Ir šitoj vietoje, reiškia, jeigu bent 1000 litrų hektaras būtų kainavęs daugiau dėl to, kad būtų galėję įsigyti tą žemę ir užsieniečių, ne tik lietuviškos bendrovės, tai apie 2 milijardai litrų būtų atsigulę į Lietuvos žmonių kišenes. Tačiau šitoj vietoj, kalbant apie Europos Sąjungos sąžiningumą, taip, stojimo metu ir mums buvo žemdirbiams sakyta, pereinamasis laikotarpis prisitaikysim prie Europos Sąjungos reikalavimų ir tada mes būsim tokie pat lygūs ūkininkai kaip Europos Sąjungoje. Tai yra išmoko politika. Šiandien dėje yra diskriminuojant, tai yra iškreiptos konkurencinės sąlygos ir iš tikrųjų šiandien tas pats Olandas gaudamas 4 sykius didesnės išmokas
gaudamas banko lengvatas, jis gali sėkmingai šiandien nusipirkti. Taip, bet ponas Sarčiai, konstitucija būtų keičiama visiems laikam. Ateis laikas, kai išmokos bus tokios pačios. O jūs nebemokės išmokų, nes Europos Sąjunga taikys sankcijas. Referendumas vyksta, ką sako socialdemokratai, jūs už ar prieš? Čia kito pasirinkimo nėra. Socialdemokratai už referendumą neagitavo, nėjo suprasdami, kokios gali būti pasekmės. Tai jūs prieš. Socialdemokratai kalba apie tai, kad mums reikia ieškoti tokių saugiklių ir apie ką Ramūnas kalbėjo, mes turime rasti tokius saugiklius, tokias įstatyminės formas, kurios tikrai nesudarytų jokių galimybių užsieniečiams. Taip, bet ponia Kastys, čia abiem geras nebūsi. Čia arba už, arba prieš. Kitaip neišeina. Jeigu bus referendumas, jūs kažką turit pasakyti. Tai kokia jūsų pozicija? Mūsų pozicija yra tokia. Jeigu vyks referendumas, tai pasakys Lietuvos žmonės, kaip šiuo atveju. Būtų sankcijos, jeigu būtų, tai kokios, gal apskritai, kaip sako Eligijus Mačiulis, tai reikštų išstojimą iš Europos Sąjungos. Noriu kreiptis į profesorių Vėgėlę. Jūsų nuomonė, profesorių, kokios būtų teisinės pasekmės, jeigu referendumas įvyktų ir referendumo siūlymams būtų pritarta? Tik noriu pabrėžti, kad bus balsuojama už visą paketą, negalima rinktis vienos dalies, už viską. Tai iš tiesų pirmas, ką noriu pasakyti, tai yra pasveikinti arba žavėtis ta prasme, kad yra pirmą kartą rimtai surinkta toks didžiulis kiekis Lietuvos rinkėjų balsų, Lietuvos piliečių balsų. Taip, iš tiesų vienas iš esminių klausimų tai yra žemė. Žemės pardavimas yra daugiau emocinis klausimas. Teisinio klausimo čia nėra. Ir aš tuoj paaiškinsiu, kodėl. Teisinio klausimo pirma nėra todėl, kad jeigu tas referendumas pavyktų, aš galiu drąsiai teikti, kad jo rezultatų realių teisinių nebus. Arba jie bus labai trumpalaikiai. Kas atsitiks? Komisija kreipsis į Teisingumo teismą. Teisingumo teismas konstatuos pažeidimą. Lietuva, tarkim, nevykdys to pažeidimo, neištaisys padėties. Komisija dar kartą kreipsis į teismą ir tada bus sankcijos. Minimali sankcija, pati minimaliausia apskritai, kokia gali būti šitam periode, tai yra 2 milijonai litų. Bet turint omeny, kad tai yra esminė sutarties nuostata, aš manau, kad sankcija bus 10, o gal ir 100 kartų didesnė. Mes kartu konstatuojam, kad jau ta žemė yra įsigyjama visokiais neskaidriais aplinkiniais būdais, tai yra pavyzdžiui. Teigiama lietuviška akcinė bendrovė, kur yra listinguojama, po to reiškia akcinė bendrovė superka pigiai iš mūsų Lietuvos žmonių tą žemę, neva lietuviška bendrovė, po to parduoda dalį akcijų, kada mūsų liberalų sąjūdžio frakcijos narys Eugenijus Gentvilas išsiuntė raštus į Valstybės saugumo departamentą, į generalinę prokuratūrą ir paklausė, ar jūs turite duomenų, kokių valstybių piliečiai ir kokiomis aplinkybėmis įsigyja Lietuvoje žemę? Atsakymas buvo, mes tokių duomenų neturime. Ir šitoj vietoj reiktų pasakyti, kad galbūt galėtume netgi priimti tokį įstatymą, kad nenašios žemės, kurių 250 000 yra nedirbamų šiandien Lietuvoje, mes jas galėtume parduoti užsieniečiam, bet atleiskite, jie nepirks. Todėl, kad tokios žemės jiems nereikalingos. Jiems reikalingos pačios geriausios žemės, kurias šiandien dirba Lietuvos ūkininkai. Tai visiems tokios reikalingos. Bet Lietuvos šeimos gyvena iš to, moka mokesčius Lietuvoje. Kada ateina užsieniečiai, ir mes jau žinom procesus, kaip mūsų supermarketai išeina, dabar jie neaišku lietuviškai ar olandiškai, taip lygiai taip pat užsienio verslininkas, kurdamas čia pelnais jį išsiveža. Ne apie ūkininkus vien šneka, grįžkim prie to, skaitykit kiekvieną žodį. Miškai, miškai, kertami bus miškai nušluoti, valstybinių miškų išvis nebeliks, privačių miškų išvis nebeliks. Bus Baranausko aprašytas Anykščių šilelis. Vandenys, kas prašė parduoti vandenys? Jūs įsivaizduojat, kiekvienas ežeras, kiekvienas upelis pražus. Ar iki tos? Kada mes kalbam apie vandenis, kalbam apie miškus, be abejo, čia taip pat yra kitas klausimas. Valstybinių miškų šiandien yra 50% maždaug ir 50% yra privatus miškai ir labai svarbu, kad su tais miškais būtų labai atsakingai elgiamasi. Tai yra Lietuvos turtas, be abejo, aš su tuo sutinku, yra jau kitos turbūt temos reikalas. Tos pačios.
Būtent prie sankcijų. Ar jūsų nuomonė įmanoma kaip nors įteisinti tai, ko siekia žemdirbiai, esame turiuomenį, nekeičiant konstitucijos ir nenusižengiant ES teisei, neišprovokuojant jokių baudų ir sankcijų? Jūsų labai tikslus klausimas. Būtent laukiau tos labai tikslaus pastebėjimo. Vėlgi pabrėžiu, kad mano supratimu klausimas įtvirtinti šitokią normą konstitucijoje yra daugiau emocinis, o ne teisinis. Tai yra emocija. Jūs visiškai esate teisus ir jau nuskambėjo net ir gerbiamas Karbauskis, kuris pritarė referendumui, bet jau pats išreiškė tą poziciją, kad vakarų Europoje, ES valstybėse narėse daugeliai yra labai aiškus kriterijai, kada negalima parduoti žemės, kada jos pardavimas yra ribojamas, tame tarp ir miškai, tame tarp ir vidaus vandenys. Galima riboti, tik tai reikia tinkamai tvirtinti nacionalinėje teisėje. Grįžtam prie esmės. Ar jūsų nuomonė įmanoma pasiekti tų pačių tikslų? Neįmanoma, Ar tikrai neįmanoma? Tikrai neįmanoma, todėl kad 10 metų valdžia turėjo tam laiko. Kai nebeliko nieko, dabar jie kryžiavojasi, kad įmanoma. Reikėjo 2003 metais pradėti tą daryti. O įstojimas į ES buvo itin, kaip jau aš sakiau, šlykštus. Buvo 2 dienos terminas ir alus ir skalbimo milteliai užpylė. Ir ne mes stojame į ES, jie stoja į ES, skirti kitus 2 dalykus. Žemdirbiams tai irgi narystė ES yra nenaudinga. Šiuo atveju, jeigu tamsta, žinai, pavyzdžiui, Kličko, tas yra boksininkas, ar ne? Ir dabar jis ateitų čia, sakytų, pasiboksuokit judu. Tai vat ES situacija yra lygiai tokia pati. Ateina iš ten Kličko ir sako, jūs konkuruokit. Taigi jis vienus prikteliu numuš mus, bet kurio atveju. Jau dabar šis procesas vyksta. Pakartoju dar, mūsų ūkis totaliai sužlugdytas. Nėra nieko. Mūsų žmonės išvežti į kitus kraštus ir kuria produktą ir pelną kitiems. Lietuva nyksta tragiškai, o jūs toliau svaigstate nuo ES gėrio. Aš kaip neteikčiau, aišku, bet šnekant apie tolimesnį ES raidą, tai aišku, kada šnekam federaciją, kad nebeliks nacionalinių valstybių, aš tam prieš. Šiuo metu nekalbam apie ateitį. Kalbam. Kodėl? Kalbam. Tai, kad 20% šiandien dirbamos žemės valdo ūkininkai savybės teise Lietuvoje. Vakarų Europoje tas skaičius yra atvirkščiai. 80% nusavybės teise, nes ten turėjo 100 metų ir 200 metų ūkininkas žemės įvykti. O Lietuvoje turėjo kiek? Ir pabaigai aš noriu pasakyti, bet vis tiek sutikim, per 10 metų Lietuvos ūkininkai tikrai sustiprėjo, ta prasme, kad įsigijo daugiau žemės negu buvo. Bet man atrodo, kad šitoj vietoj reikia eiti labai racionalių kelių. Tai yra iš tikrųjų, pasižiūrėjus tarptautinę praktiką, užsienio valstybių praktikos, tai iš viso gyvenime nieko nėra padarę. Saugiklius, kuriais mes galėsim kontroliuoti procesą. Dabar mes nekontroliuojame procesą, nes užsieniečiai vis tiek perka žemę, nes nesigėmų net patikrinti, reiškia, kokiais kapitalais, iš kokių valstybių vyksta. Nebūtų problemas, nebūtų ir tokio palaikymo, nebūtų ir 300 000 parašų ir taip toliau. Jūs turite receptą, kaip padaryti, kaip nekeičiant konstitucijos ir neprovokuojant galimų sankcijų, išspręsti problemą. Ką reikėtų pakeisti? Vienareikšmiškai. Tai vienas iš jūsų jau vardintų kelių, tai yra galbūt pririšti pardavimą prie išmokų, tai yra vienas iš svarstytinų. Bet tai skamba kaip argumentas. Manau, kad ES tą suvoktų galimai kaip argumentą. Būtent, blogiausia šito viso diskusijų yra tas, kad aš negirdžiu teisinių argumentų. Tamstai Lietuvos Respublikos konstitucija yra neteisinis dokumentas, tai aš tada iš vis nežinau. O jame rašoma, kad suverenitetas priklauso tautai. Mielieji. Ir visas mūsų tikslas yra elementarus tautos siekis
pasakyti, kad valdžia absoliučiai nutolo nuo mūsų ir mes einame atstatyti teisingumą, o ne štai čia esantys valdžios nariai arba teisė. Bet ar nuo to teisingumo atstatymo nebus blogiau pačiam tautai sulaukus sankcijų? Dar kartą akcentuoju, daugumos sprendimas visada yra objektyvesnis ir tikresnis. Ir dar kartą akcentuoju, jeigu jūs norite taip jau tarptautinės patirties, kad ta pati Margaret Thatcher yra aiškiai išaiškinusi, kad ES eina visiškai ne ta kryptimi. Ir ten mums nėra vietos ir anglai tą ko gero pasakys. Mes šito klausimo dabar nekeliame. Mes keliame esminį klausimą, ar mes tauta galime būti išgirsti, ar jau visiškai tariama mūsų valdžia okupavo bet kokį suverenitetą ir ignoruoja bet kokią konstitucinę teisę. Po savaičių Angela Merkel, Vokietijos kanclerė, pasakė tokius žodžius, kad ES stojimo sutartis nėra šventa karvė. Kurie galima perrašyti. Ačiū Jums. Prašau, ponia Masiulė, nuo Jūsų pradėkim, po to ponas Bastys. Na, iš tikrųjų labai geras klausimas. Aš noriu pasakyti, kad 10 metų. Atsiprašau. Pasakyti, kad iš tikrųjų 10 metų galiojas draudimas, matyt, kažkiek tai užmygdė tiek buvusią valdžią, tiek esamą valdžią ir buvusią ir esamą vyriausybę prisimti tam tikrą atsakomybę, ir mes nuo tos atsakomybės nebėgime. Kita vertus, iš tikrųjų noriu pasakyti, kad 2003 metais, kada buvo priimtas Konstitucijos įgyvendinimo įstatymas, ten numatyta yra Seime sudaryti nuolatinę komisiją, kuri prižiūrėtų, kaip to konstitucinio įgyvendinimo įstatymo yra laikomas. Iš to vietoj patikėkit paradoksas, kad tik tais vakar mes kreipėmės į Seimo valdybą, pamatė, kad 10 metų ta komisija yra nesudaryta. Kur kas daugiau argumentų negu... Edmundai, jūs turbūt puikiai suprantate, kad pats gerbiamas Pranciškus prasitarė, kad jo tikslas yra visai kitas. Jo tikslas yra pasakyti, kad bendrai Europos Sąjunga kaip projektas yra negeras dalykas. Nekreipyk žodžio. Nuo esmės, ponia Šliuža, jeigu tie saugikliai, apie kuriuos jūs kalbate, jeigu tai būtų parašyta kitais žodžiais, kodėl ne? Ne. Pakartoju dar kartą. Valdžia mus apgavo, aš nežinau, kaip tas pasakų rinkinys 1001 naktis. Ir jūs jau nesitrauksit, kas beatsitiktų. Be abejo. Jeigu tie patys saugikliai būtų įrašyti įstatymę. Be abejo taip. Palaukit, mielasis, dar kartą sakau, ar jūs skaitote visą referendumo tekstą? Taip. Pirmiausiai grįžtame mes prie savo teisės suvereniteto įgyti teisę inicijuoti referendumą. Užtenka tyčiotis. Padarė referendumą dėl atominės elektrinės, pajuokai. Aiškiai tauta pasakė ne, visi net neužsimena apie tai. Pati referendumą užkėlė. Turim situaciją labai įdomią. Mes iš tikrųjų turėjom referendumą, kuris įvyko. Dauguma Lietuvos gyventojai pasakė, kad atominės elektrinės Lietuvoje nebus statoma. Taip? Ką mes turime? Mes turime 1,5 metų, kad pažeidžiant visus įstatymus valdžia nieko neatsako. Bet nestato. Jeigu yra pastos pareiškimus, kad dar neapsisprendė, tuoj apsispręsime. 1,5 metų. O darbos jokios nėra žmonių valiai. Čia ne tam 300 tūkstančių parašų ar 100 tūkstančių parašų. Čia 800 su viršum tūkstančių žmonių subalsavusių pagarbos nėra. Visai tiksliais duomenimis referendumo nebuvimas padaro 100 kartų didesnę žalą dėl paikų valdžios sprendimų, negu tai išspręstume referendumu. Tai aš tikiuosi, kad per ateinantį mėnesį ar porą Lietuvos Respublikos Seimas imsis ir pats pradės taisyti konstitucinę normą ir sumažins reikalavimo balsų skaičių. 94 balsų nesurenka. Nes iš tiesų, ką aš noriu pasakyti, tas visas supinimas kartu šitų klausimų, kurie kiekvienam piliečiui norisi valdyti savo valstybę iš dalies. Ir nieko čia baisaus, reikia pasitikėti savo piliečiais, mes esame protingi, visi turim savo nuomonę ir reikia duoti ir leisti piliečiam pasisakyti. Leknavičius, teisininkui,
Noriu paklausti, jūs kalbat apie teisės aktus. Jūs šitą teisės aktą skaitėte? Tai yra Lietuvos Respublikos konstitucija. Ir ar jūs žinote, kad Konstitucinis teismas Lietuvos išaiškino, kad ES yra įstatymai viršesni, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos konstitucijai, išskyrus Lietuvos konstituciją. Ir dar noriu paklausti taipogi mūsų Seimo narių. Jūs prisiekėte, padėję ranką. Tai jūs pagalvokite, kaip jūs elgėtės, ką jūs darote. Tvarkoj, bet aš nesupratau klausimo esmės. Dėl pagalvojimo, tai jie turbūt pagalvos. Bet kitas dalykas. Jūs sakėt, kad ES teisės aktai viršesni tuo atveju, jeigu neprieštarauja konstitucijai. Ką jūs to norėjot pasakyti? Tai ir norėjau pasakyti, kad kas yra parašyta mūsų konstitucijoje ir tai parašyta, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Taip, bet mes kalbam apie sankcijas, apie tam tikras pasiekmes sprendimų. Sankcijos ir pasiekmes nėra didesnės sankcijos ir blogesnės negu tautos ir valstybės sunaikinimas. Teismas yra tai pasakęs, kad ES teisės aktai yra viršesni už nacionalinius teisės aktus išskyrus konstituciją. ES teisingumo teismas sako, kad ES teisės aktai yra aukštesni už bet kokius teisės aktus, žvelgiant iš ES teisės pozicijų. Ką tai reiškia? Jeigu esame klubo nariais, laikykimės klubo taisyklių. Jeigu mes norime žaisti pagal savo taisyklės, išeikime iš klubo. Taip, pridėjau ranką prie konstitucijos, prisiekiau. Ir aš visada buvau ir būsiu šitos valstybės patriotas. Aš visada buvau ir mūsų pilietis, kuris nori, kad aš ir mano vaikai gyventų laisvoj, demokratiniai, pilietiniai ir atsakingoj visuomeniai, kad mano vaikai nebūtų vergai, rytų kaimynų, sovietinių visokių iniciatyvų. O iš vakarų kaip? Lietuva pasirinko iš tikrųjų Europos Sąjungą ir NATO. Ir man netgi nekyla klausimų. Gal jums ir kyla klausimų, ar mes nuėjom teisingų kelių. Man šitie klausimai nekyla, nes... Mes esam klubo nariai ir vadinasi, mes turim vadovautis klubo taisyklėmis. Tačiau mes ir esam klubo nariai, tai kodėl mes turim nuolaidžiauti, bet nedėlėtis ir būtent tas taisyklės keisti. Jeigu tauta sako šitaip, tai vadinasi, mūsų politikai ir turi dirbti. Būtent išreikšti tautos valią ir būtent klubui tas taisyklių keitime. Bet šiandien aš to nematau. Šiandien to nėra žingsnių daroma. Yra nuolankus pataikavimas. Mums pasakė, mes vykdom. Pasakė, šokim per langą, niekas net neklausė. To iššoksim, bet kuriam aukšte esame, net nežinom. Konstitucijoje referendumas leidžiamas, bet padaryti jo neįmanoma. Tai lygiai tas pats, kaip palubėje pakabinti lašinių paltį ir sakyti, kad jūs pavalgė visi. Nes norėčiau, kad mano vaikai augtų Lietuvoje, Europos Sąjungoje. Pone Karbauskis, labai trumpai. Aš noriu pasakyti, kad aš noriu būti Lietuvos pilietis, o ponas Masiulis nori būti Europos pilietis. Šia skirtumas tarp jūsų ir manęs. Masiulis neturi namų Ispanijoje, o ponas Karbauskis juos turi. Svečiams, kurie susirinko šį vakarą į reformą.